Sveiki, čia laida, kurioje dvi vienišos širdis ima plakti vienu ritmu. Arba ne, soriukas. Šiandien laidoje dvi princesės, kurios tikisi sutikti savo karalaičius. Blondinė Julija studijuoja profesinėje mokykloje, labai myli vaikus ir tikina, jog yra sąžininga mergina. Tamsiaplaukė Agnė, optimizmu spinduliuojanti studentė, kuri labai mėgsta aktyvų laisvalaikį ir negali pakęsti melagių. Dvi merginos, vienas tikslas – išsirinkti šauniausią vyruką, ar kuriai nors iš jų pasiseks. Prie soriuko namo durų jau trypčioja būrys jaunikaičių, kurie tikisi patekti vidun, tačiau užeiti merginos pakvies tik 4, labiausiai jas sužavėjusius laiminguosius. Visiems kitiems soriukas! Tai koks turi būti šiandien vaikinas, kad jūs jį įsileistumėte į vidų? Agnė. Aukštas, už mane aukštesnis, optimistas, bei tikrai be plaukų. Be plaukų? Ant kūno. Nebūtų apžėlęs. Julija. Stipraus charakterio, rudakio, kad nebūtų visur purvantis lašiniai. Bet gali būti plaukuotas. Nelabai gal. Žodžiu, prisižiūrėjusio sportiško vaikino. Tai ką, merginos, prie durų laukia visas būrys vaikinų, bet į vidų įsileisite tik tai 4. Visiems kitiems soriukas. Žiūrim, kas prie durų. Sveikas merginos, esu Deividas, įleiskit, papozuosiu, aš modelis. Ak, tai modelis. Aš irgi modelis. Na, tai galėsim pasirungtiniauti. Su centimetru pasimatuosit, kuris čia labiau modelis. Deividai, jeigu ką, tai mes čia irgi turim manekenių. Užeik. Jo, merginos, aš Mindė. Galim parepoti jūsų vakarėlį hip-hopo ritmu. Kaip jums, Mindė? Nelabai. Maikė, batai, akiniai, ne. Nematau akių. Man atrodo, su Mindaugu mes šiandien nesusitiksim. Ne. Mindė, jau nepasisekė šiandien. Soriukas. Sveikas merginos, esu Edminas. Sugeba pralinksminti taip, kad jeigu norit kasdien bus šypsna, įsileiskite vidun. Ką jis pasakė? Sakė, leiskit. Supratau tik žodį leiskit. Įleidžiam? Leidžiam. Edvinai, atsipalaiduok, kalbėk ramiau ir lėčiau. Ir užeik į vidų. Sveikas, panelės, mano vardas Dmitrijus, aš moku auginti gėlės, jeigu leistumės mane į vidų, jų niekada nepritrūks jūsų gyvenime. O va, grupiokas. Tavo grupioko? Bet pagaliau žinau jo vardą. Ta prasme, tu grupioko vardą sužinojai tik atėjęs į laidą. Aš džiaugiuosi, kad mes atliekam tokią švietėjišką misiją. Va, žmonės sužino savo grupiokų vardus. Ką darom su grupioku? Įleidžiu. Dimitrijau, mes tau turim staigmenų, užeik į vidų. Sveikos panelis, esu Eduardas, labai patinka tituiruotės, kurias daug turiu. Jeigu įleisit, padarysiu ir jums. Na, tapkės, kojinės. Wow, visas komplektas, apie tai galima tik svajoti. Aš tatuiruotės mėgstu, bet čia tai tragedija. Ate. Trumpai ir aiškiai, soriukas. Eduardai, visiškas soriukas. Sveikos merginos, aš esu Tomas, įsileiskit Trojos žirgą ir aš jūs užkariausiu, o ar tai iškepsiu vaflių. Jis ten turi žirgą rankai. Jo, kaip miela, kažin pats išdrožė. Ir matau, plaukų tikrai daug neturi. Tomai, jok ant savo drošto žirgo į vidų. Tai ką, 4 vaikinai jau yra name, dabar jūs matysite kiekvieno iš jų video prisistatymus, po kurių iškart turėsite nuspręsti, su kuriais 2 norite vykti į pasimatymus, o su kuriais 2 ne. Pirmas prisistatys Tomas. Aš Tomas, man 21, esu kalvis, mano rankom paklūsta ir kiečiausi metalai. Jeigu nebijai ugnies ir man pozuotum, padaryčiau tavo skulptūrą. Wow, geležinė moteris. Auginu šešką, 2 šinšilas, jūrų kiaulytės, daug triušių ir mes graži šeima. O jis pats nesmirda kaip šeškas. Dabar prisistatys Deividas. Esu Deividas, man yra 21 metai. Kaip žinote, esu modelis, nesenai teko pristatyti garsių namų mados drabužius kaip Versace ir Cavalli. Didžiuojuosi savo pasiekimais. Wow, džiaugiuosi ir aš tavo pasiekimais. Bučiukas pa. Nors ir esu karjeristas, darbas tikrai nepakenks mūsų santykiams. Tai reiškia, kad tu galėjai dalyvauti su manimi visokiose kolekcijose, stebėti mane ir visas likusias kolekcijas. Tau VIP ložė visada yra garantuota. O dieve, vipinė ložė. Apie tai galima tik svajoti, kas čia per ironiją. Na
Atsiprašau, ne. Dabar Edvino eilė. Esu Edvinas, man 20 metų, groju 4 instrumentais, tai yra fortepijonas, akordeonas, harmonika ir gitara. Wow! Kad gitarą groja, tai gal ir nieko serenadą padainuos. Nes kitų instrumentų nepažįstam. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Man dainininkai tai ne. Nesakyk, ko Jėzus, tais dainininkais kažkokia nesąmonė. Nu, aš dainuot nemoku, man ir ne. Aš irgi. Vaikinus dainuot. O man tai gal ir nieko. O dabar grupiokas Dimitrijus. Esu Dmitrijus, man 20 metų, mane daugiausiai domina psichologija, o būtent tai yra kūno kalba, kurią aš savarankiškai studijuoju. Neižvelgiat klastos. Bet jis rudakis, man atrodo. Aš noriu rudakio. Aš esu pardavėjas, prekiautojas, užsiimu su moteriška apranga, aksesuarais, tai yra avalynė, rankinukai. Man atrodo, jeigu tu būtum žinojus, kad jisai užsiema tiek daug visokių moteriškų reikalų, būtum anksčiau su juo pasisveikinus. Tai ką tik matėte visus vaikinų prisistatymus ir dabar reikia nuspręsti, kurio būtų gaila mažiausiai ir jį tiesiog paimti ir išmesti iš namų. Kuris? Modelį. Oi, nemėgstu konkurencijos. Laisvalčio savo podiumų vienas. Jo, mergaitiškas labai. Sveiki vaikinai! Merginos jau apsisprendė, kuris pirmas turės palikti namą. Kokias linksmas žinios. Davidai, ar galėtum išlaužti porą fashion pozų? Tikrai gražu, ypač profesionalu. Gal net per daug. Aš manau, merginom tu esi per geras, todėl grįžk į savo raudonus kilimus. Soriukas, bet išdidžiai. Merginos, jūs buvo teisės, aš jums tikrai esu per geras. Tai ką, liko dar 3 vaikinai, dabar jūs turite išmesti dar vieną. Kuris? Dimitrijus? Dimitrijus. Julija? Gaila. Gaila, ko gaila? Norėjau susipažinti, gal paliekam jį? Gal bandom šitaip, kiekviena, jeigu galėtumėt pasilikti po vieną, ką rinktumės? Agne? Šitą labai sunku išsirinkti. Bet dabar. Edvinas, nežinau gerai. Edvinas. Taip. Edvinas, o tu pasilieki? Grupioką, nes jis rudakis. Noriu rudakio, viskas. Žodžiu, pasiliekam rudakių grupioką ir Edviną su šaliku. O su kalviu atsisveikinam. O su kalviu atsisveikinam. Jo, tu kaip sudėtinga su tom bobom. Vaikinai, esate 3, tuoj liksite tik tai 2, bet tokio šaršalo čia dar niekada nėra buvę. Dėl vieno iš jūsų merginos buvo vienbalsės, Edvinai, tu lieki. Dėl likusių čia vyko aršus ginčiai ir ginčą laimėjo Dimitrijus. Tomai, soriukas. Padarė 2 klaidas, kad aš iškritau ir kad palikot mane gyvą. Aš žiauriai nusiminiau, kad manęs nepasirinko, bet ką darysi, moteris masto širdimu, o nepasikliauna logika. Tai ką, šiaip ne taip jūs išsirinkote 2 vaikinus, su kuriais dabar vyksite į pasimatymus. Aš nekantrauju pamatyti tavo grupioko reakciją ir primenu, kad per pasimatymus būtumėt budrios, nes iškart po jų jūs turėsite pasilikti tik tai vieną vaikiną. Kitam sakysim soriukas, o dabar marš į pasimatymus. Labas. Aš Agne. Edvinas. Labas. Sveika. Grupiokė, labas. Edvinas. Malonu, Julija. Dimitrijus man į kartingus nepadėjo nei sėsti, nei lipti, bet užleido, kad laimėčiau, būčiau pirma. Kiek tu su muzika užsiemi laiko? 5 metai dabar. Yra toks pubas, kuriame visą laiką dainuoju karaoke. Prašom, galėsim padainuoti kartu. Oi, ne, aš nedainininkė, ne, niekaip. Beethovenas, Mozartas, Štrausas. Neklausai? Aš sakau, aš su muzika neapsišvietus, tavo streity, kaip sakant. Oi, jeigu muzika būtų mergina, tai būtų mano idealas. Problema sėdi ta, kad jis labai daug dėmesio skiria muzikai, o aš tai nieko nenusimanau apie muziką. Žiūrėk, dabar yra šitas stovas. Taip. Pavyzdžiui, tu gali užlipti ant pirmos vietos ir
Išreikšti tokias emocijas, lyg tu būtum laimėtojas. Nu, pasirodė, jog tu laimėjai šiandien. Nors aš važiavau pirmą, aš laimėjau, bet tai tu, kad laimėjai. Nu ką, nėra mano šito kūro. Ir kalbą prašyčiau. Ačiū visiems žiūrovams, gaunat pirmą vietą, kurią laimėjau šiame kartinge. Labai dėkui. Ir taurė čia su buteliu šampanu, kurio nėra. Supratau. Nu, realiai, jeigu aš būčiau čempionė, tai aš biškai daugiau būčiau išskleidus energijos. Kaip? Laimėjau. Ką dar be muzikos veiki? Oi, be muzikos daug. Šiaip dirbu dabar viešbutyje. Tada būnu su draugais. Laisvalaikį, kad į filmą pasižiūriu arba kai turėjau mašiną lenktyniaudavau. Jo, gaila mašinytės. Gusto mašiną. Edvinas pasirodė man lėtas, nors ir sakė, kad važinės su mašina greitai ir dar įkrito į griovį. Čia tai jau negerai. Arba moki vairuoti, arba nemoki. O jeigu nemoki, tai nesėsk prie vairo. O tu vienas įkritai? Ne, su daugiau buvom. O, siaubas. Linksmiau. Bet viskas sveiki liko, viskas normaliai. Ačiū Dievui, taip. O mašina visai subirėjo? Ne, suremontuosim, atvažiuosim. Gerai, lauksiu. Sėdžiu bendro tik tai greitis ir dar nerudakis. Pirmieji pasimatymai jau baigėsi, netrukus merginos vaikinais apsikeis. Kaip seksis Julijos favoritui Dimitrijui įsikūnyti į legendinį Michaelą Jacksoną? Ar muzikanto Edvino eilės sužavės energingąją Agnę? Čia Soriukas. Kur tik papuola, ten ir dainuoju. O ką dar veiki laisvalaikį? Ką mėgsti veikti? Mėgstu kurti. Dainas? Ne tik dainas, eilėraščius. Tada mėgstu vaikščioti gamtoj. Vienas? Kol kas vienas. Supratau. Edvinas gal labiau bendraujantis, toks labiau charizmatiškesnis, kaip tas žodis tarėsi. Tai, manau, toks jo ir pliusas tas didžiausias būtų. Jeigu aš laimėsiu, tada tu pračiuoši man čia kaip Michaelas Jacksonas. Gerai? Nu, susitarėm. Žiūrėk, nepralaimėk. O tu nespausk starto be manęs. Laimėjau! Čiuoši, čiuoši, čiuoši. Dimitrijus labai drąsiai ir gražiai pašoko vidury salės. Kartą sutikau merginą, ją visi Agne vadino, ji nerūko nesikeikė. Su džinsais ir mano kite pamerkė, jos maikutė aptemta. Man tai nerūpi nifiga. Ji labai gražių plaukų ir su šypsena. Ne, ir labai gražių veidų. Na, šaunuolis. Na, Edvinas dainuot moka, greit ekspromptu sukuria man dainą, tai tikrai buvo smagu iš jo pusės, na, malonu. Man krito tavo papuošalas į akis. Kas čia tokio? Čia toksai akmenukas, man patinka tokie dalykėliai ant kaklo ir tokios spalvos, nes tokie aksesuarai. O pavyzdžiui, kodėl tau patinka tokie kaip pas tave ant kaklo? Nes blizga, man gražu. Nu, va, tau gražu, man šitie gražu. Su Dimitrijum buvo pasimatymas daug fainesnis negu su Edvinu. Radom bendrą temą, nes Edvinas vien muzika, muzika mane labai. Be to, Dimitrijus Rudakis, kas man labai patinka. Po pirmųjų pasimatymų poros grįžta į Soriuko namą. Netrukus Agnė ir Julija ištars verdiktą ir vienas iš vaikinų turės palikti namą. Tai ką, grįžot iš pirmųjų pasimatymų, kaip sekėsi, kaip vaikinai, ar nepasikeitė nuomonės? Na, viskas buvo gerai, bent jau man tiek tam pasimatymė, tiek tam. Ar likot prie savo favoritų? Nes, kaip žinot, dabar liks tik tai vienas vaikinas ir tai sprendžia tik tai jūs. Aš likau. Likai prie savo, Julija. Agne, kaip tu? Na, šioje vietoje esu pasimetus. Tai kurį vaikiną metam? Dimitrijų. Edviną. O, truktų žvadžių vėl iš pradžių. Gerai, kaip tarsimės? Turi likti tik vienas, skaičiuoju iki 5. Pasiliekam Dimitrijų. Dėl ko? Na, jis labiau subrendęs. Man jis labai vaikiškas. Ir man muzika, ne. Na gerai, tai dabar su Dimitrijumi pasimatymą aš tada jau susitarsiu.
Aš visada buvau už moteris, kurios ieško kompromisų. Tai mes išmetam Edviną ir pasiliekam Dimitrijų, taip? Taip. Valio, aleliuja! Sveiki, vyrukai. Žinokit, pas mus čia viršui situacija nesikeičia, nes dėl vieno iš jūsų išlikimo, kaip visada, pas mus vyko arši kova. Ir merginos priėjo vieningo sprendimo ir nutarė išmesti jūs abu. Jokauju, ui, kaip ištįso veidai. Dimitrijau, tu lieki, Edvinai, soriukas. Agnės tikrai neieškosiu po šio šou, nes kad ir kokia jinai bebūtų faina, linksma, yra fainesnių, gražesnių, geresnių. Dimitrijau, sveikinu, dabar tu eisi į pasimatymus su merginomis ir būtent tu nuspręsi, kurią pasilikti savo ir persirišti kaspinu, o kuriai pasakyti soriukas. Sėkmės. Pas tavęs šiandien labai graži suknelė, man patinka. Ačiū. O koks tavo, pavyzdžiui, stilius? Mano stilius įvairus. Aš rengiuosi įvairiai, kaip priklauso nuo nuotaikos ir priklauso kurino. Agnė labai pasipuošia gražiai, viskas matosi, atidaryta, bet man kažkaip tai geriau su žmogų pakalbėti, negu rodyti tenais kažką. Daug ką mėgstu veikti. Mėgstu ir aktyvų laisvalaikį, ir ramų, ir romantiką, ir poilsį, ir keliones. Daug aš mėgstu. Ar aš eičiau su Agnė į trečią pasimatymą? Čia aš dar pagalvosiu. Man iš pradžių reikia pabendrauti su Julija ir tada jau žiūrėsim. Likite su LNK, čia soriukas. Čia soriukas. Ką tik matėte Dimitrijaus pasimatymą su Agne, kuri jį nokautavo ekstremaliai trumpą suknelę, gilia iškirpte. O kokiaisgi privalumais įgundys grupiokė Julija? Kada paskutinį kartą pas tave buvo vaikinas? Surtai. Paslaptis. Jaučiausi labai nejaukiai. Buvo tokia intensyvumas, jinai kažko laukia, aš kažko laukiu ir negaliu jai kažko pasakyti, jinai man. Tai viskas taip išėjo, kad tiesiog tylėjom. Oi, domiausi mašinom, dabar tik pradėjau. Tada mėgstu su draugais susitikti, kompanija, aišku, žiūrim kartu filmą su draugais, labai mėgstu būti, ta prasme, ne viena. Kol kas aš esu neapsisprendęs, todėl aš negaliu pasakyti ar Agnė, ar Julija. Tai ką, Dimitrijau, kiek žinau, nelengvą dienelę šiandien apturėjai? Nu taip, aš negaliu apsispręsti, kurią panelę, nes pirmą kartą ją gyvenime pas mane tokią įtampą. Esmėtumėm, Julija yra mano grupiokė ir per ją aš dėjau iki pačio finalo ir mane pasiliko kaip vieną vaikiną. Ir tu jai dabar jautiesi skolingas, paeik, pamiršk. Man atrodo, negalvokime apie tos karmos taškus, mes vertinam tai, kuri mergina tau patiko labiau ir tu neturi jaustis kažkam tai skolingas. Nu, tada iš panelių man daugiausiai patiko Agnės, mes su jais susibendravom, susikalbėjom, man patiko jos suknelė, o su Julija, mes tylėjom, negalėjom rasti bendros kalbos. Na va, matai, ir visai paprasta yra, kai vertinim paprastus žmogiškus faktorius, su kuria tau buvo įdomu, jauku. Tu pasilieki Agnę ir mes atsisveikinam su grupiokė, kurios, kaip suprantu, nekviesi į klasės susitikimą. Dėne. Sveikos merginos, jaučiu pavargot. Agne, esi bendraujanti viliokė ir šiandien ėjai į kompromisus su Julija ne vieną kartą. Julija, gražus auskarai, graži suknelė ir gražus norai artimiau pažinti grupioką. Taip jis čia, Dimitrijus, šalia manęs, labai kuklus ir nedaug žodžiaujantis. Bet iš jūsų jis renkasi tą, kuri žino daugiau negu 89 žodžius, kuriuos šiandien ištarė Julija. Soriukas. Dimitrijus nekreipė dėmesio mokykloje mane, tai galvojau, gal čia mes susipažinsim, pabendrausim, bet grožis dar ne viskas, jis gražus, bet charakteris jo ne mano. Tai ką, Dimitrijau, beveik pabaiga. Dabar tu leisies laiptais žemyn, kur tavęs turėtų laukti Agnė. Arba ne, nes ji vis dar turi teisę tau pasakyti soriukas. Eik patikrint. Deja, šį kartą Kupidonas nepataikė. Soriukas.